Sveiki visi. Jaunųjų nefrologų platforma startuoja naujų formatu, pirmą kartą rengdama tinklalaidės, skirtas ne tik nefrologams, bet aktualias ir visų kitų sričių gydytojams. Misija yra pristatyti įrodymais pagrįstos medicinos žinias, paprastai, suprantama, aiškiai ir visiems. Mes džiaugsimės, jeigu ir pacientai klausysis mūsų tinklalaidžių, nes tam, kad pasiektume geriausius gydymo rezultatus, reikalingas mūsų visų bendradarbiavimas. Šiandien pristatome pirmą tinklalaidę tikrai aktualią temą – lėtinė inkstų liga, prieširdžių virpėjimas ir antikoaguliantai. Prieširdžių virpėjimas yra dažnas susirgimas tarp lėtinė inkstų liga sergančių pacientų. Prieširdžių virpėjimu serga 2 iš 10 hemodializuojamų pacientų. Taip pat žinoma, kad intradializiniu metu gan dažnos įvairios aritmijos dėl volemijos bei elektrolitų pokyčių. Pažengus lėtinė inkstų liga yra siejama su padidėjusia tiek tromboembolinių įvykių rizika, tiek kraujavimo. Išlieka daug neaiškumų, kaip apsisaugoti šios ligonius nuo trombozių, nedidinant kraujavimo rizikos. Gydymo alternatyvos – vitamino K antagonistai, tiesioginiai naujos kartos antikoaguliantai, kairiojo prieširdžio ausytės uždarimas. Kada ir kurį gydymo būdą pasirinkti lėtinę inkstų ligą sergantiems pacientams? Kalbiname Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų nefrologijos centro vadovą profesorių Marių Migliną bei Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytoją kardiologą Tomą Vasilijų. Sveiki. 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 Tai kaip jums atrodo, kad turim tokį pacientą, kuris serga lėtinė inkstų liga, yra dializuojamas ir jam išsivystė nevožtuvinis prieširdžių virpėjimas. Kaip, Tomai, jums atrodo, kokį gydymą kardiologiniai guidelinai rekomenduoja šitoj situacijai? Tai dar kartelį sveiki visi. Džiugu, kad šiais metais Europos kardiologų draugija atnaujino gydymo gaires ligoniams sergantiem prieširdžių virpėjimu. Tačiau šiuose gairėse ligoniam, kurie turi pažengusį lėtinį inkstų nepakankamumą, ten naujienų nėra gerų. Todėl, kad visiems, kuriem yra glomerulų filtracijos greitis mažiau negu 15, po kol kas auksinis standartas yra tik tai vitamino K antagonistai. Kaip toks off-label yra kalbama apie išimtinais atvejais naudojamus naujosius geriamuosius antikoaguliantus. Ar šiem pacientam reikia gydytis? Taip, jiem reikia, jiem lygiai galioja tos pačios tromboembolijų rizikos ir jiem taip pat nutinka tromboembolinės komplikacijos. Todėl juos reikia tikrai apsaugoti nuo insulto, nuo sisteminės embolijos. Tačiau būtent apie NGAKų naudojimą dializuojamiem pacientam studijos yra mažos imties ir todėl rekomendacijos jos nėra apibrėžtos, kad tai yra saugu. Bet yra kalbama. Bet kalbama apie, aišku, po kol kas yra tik tai kalbama apie apie apixabaną ir rivaroxabaną. Kiti NGAKai neturi jokių dar studijų. Bet laukiame, kad galbūt ateis didesnės studijos, didesnės apimties ir tada bus galima keisti. Tai šiuo metu yra vienintelė oficialiai patvirtinta rekomendacija, kad yra vitamino K antagonistai. Ačiū labai, Tomai. O kaip nefrologai žvelgia iš tos ligonius, kaip iš nefrologinės pusės? Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad atėjus į praktiką tiesioginio veikimo geriamiesiems antikoaguliantams nefrologų ir kardiologų tas bendradarbiavimas tapo dar glaudesnis, nes skiriant TGAKus, dabar siūloma taip vadinti, man atrodo, ir buvo pasiūlyta Londone per Europos kardiologų draugijos suvažiavimą, kad skiriant TGAKus nebereikia sekti tarptautinio normalizuoto santykio, bet reikia sekti inkstų veiklą. Tai tas ryšys kardiologijos, nefrologijos tapo dar glaudesnis, nes visi TGAKai skiriasi per inkstus ir kaip sakė Tomas, kai atsiranda inkstų veiklos sutrikimai, jeigu dabigatrano jau nerekomenduojama skirti, kai glomerulų filtracijos greitis mažiau 30, edoxabaną, rivaroxabaną ir apixabaną galima skirti iki pat, kol kretino clearance'as ar glomerulų filtracijos greitis sumažėja iki 15,
Bet kai mažiau 15, o ypač jeigu jau dializuojami pacientai, atsiranda klausimas, ką skirti. Ir iš tikrųjų, ir Europos kardiologų draugijos naujosios gairės nieko konkrečiai nepasako. Vitamino K antagonistai rekomenduojami, bet mes žinome ir jų rizikas. O GDIGO rekomendacijos, kur nefrologai visam pasaulyje seka GDIGO rekomendacijas, iš vis labai abstrakčiai pasisako nekonkrečiai, ar iš vis reikia antikoaguliuoti pacientus dializuojamus. Taip kad, tikrai problema yra su dializuojamais pacientais ir ką nefrologai, į ką atsižvelgia. Visų pirma, kad koks insulto tipas būdingas dializuojamam pacientam. Jeigu su lėtine inkstų liga sergantiem pacientam yra daugiausia išeminiai insultai, apie 80%. Kai prasideda dializės, išeminių insultų sumažėja iki 50 kelių procentų. Tai labai daugėja hemoraginių insultų. Ir dėl to ypač šitą kraujavimo riziką šitai pacientų populiacijai irgi turime atsižvelgti ir, turbūt gydymas turėtų būti aptartas su pacientu, individualus ir ką pasirinkti, sprendžiame pagal lydinčius rizikos veiksnius. Netgi yra įvestas toks siūloma, bet jį reikia patvirtinti perspektyviniuose tyrimuose, toks dializės balas. Jeigu buvo pacientui išdializuojamam išeminis insultas ar tranzitorinė išeminė ataka, 3 balai. Jeigu serga cukriniu diabetu, 1 balas. Jeigu amžius virš 75 metų, 1 balas. Jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto, -1 balas. Ir jeigu tų balų mažiau negu 2, galbūt geriau visai neantikoaguliuoti. Bet jeigu tų balų 2 ir daugiau, galima svarstyti ir rinktis vitamino K antagonistus arba off-label tgakus, arba tiesiog prižiūrėti tos pacientus ir visai neantikoaguliuoti. Arba jeigu yra galimybė svarstyti apie kairio prieširdžio ausytės uždarimą. Labai įdomu. O tie balai, dializės balai, čia yra pasiremta Chad-Vasco Hasbledo kažkokia klasifikacija, ar čia yra kaip nauji balai? Nauji balai, gal Tomas papildys, bet man atrodo, čia yra nauji balai tik dializuojamiems pacientams, įvertinus jų visas rizikas. Ir apskritai labai diskutuojama, ar tikrai insultai dializuojamiems pacientams jau tokia didelė rizika, nes kažkur radau duomenų, kad dializuojamiem pacientam be prieširdžių virpėjimo insultų dažnis būna maždaug 500 000 pacientų metų be prieširdžių virpėjimo. Tai yra su prieširdžių virpėjimu. O be prieširdžių virpėjimo tik 2. Tai tas skirtumas nėra labai didelis ir apskritai tiem pacientam insulto rizika didelė ir prieširdžių virpėjimas ją padidina, bet ne taip jau ženkliai. Ir tai turime atsižvelgti ir atskirai jiems svarstyti tos balus. Nes jeigu pagal Chad-Vasco, tai irgi yra daug duomenų, kad dializuojamiem pacientam pagal, apskaičiavus Chad-Vasco, insultų dažnis aukštas ir vitamino K geriamieji antikoaguliantai sumažina tą riziką, taip pat ir tgakai sumažina, bet ir pati dializės procedūra sumažina tą riziką, nes jie gauna heparino. Taip kad reikia labai pasverti, kad mes nepakenktume jiems, nes būtent hemoragijų pavojus jiems yra didelis ir turim kartu visi svarstyti, kokia taktika yra geriausia. Taip, aš irgi manau, kad ir ką rekomenduoja, apskritai tas yra požiūris turėtų būti
būtent individualizuotas ir visur turi būti įtrauktas ir pacientas. Ir netgi sprendimo priėmimą, nes vėlgi pacientui reikėtų duoti ir supažindinti, kodėl mes norėtumėm, tarkim, kažkokį tai rodiklį, tarkim, jų valdyti jų insultų riziką. Ir žinoma, aš pilnai sutinku, turim tuos pacientus dializuojamus, labai jie yra įvairūs. Gali būti jaunas žmogus, tai jo, tarkim, kraujavimo rizika bus viena ir gali būti trapus žmogus, vyresnio amžiaus, jo vėl kraujavimo rizika bus kita. Tai čia reikėtų tokio, tikrai reikia individualizuoto požiūrio. Ir žmogų įtraukiant ir paaiškinant ir išklausant, ką žmogus pats galvoja, ko jisai tikisi. Nes, įvairiai, vėlgi, jeigu kalbėsime apie vitamino K antagonistus, tai kraujo tyrimai, papildomi kraujo tyrimai, geriamieji antikoaguliantai tiesioginiai, tai jie vėl, ta kraujavimo rizika jų gali padidėti. Tai šitoj vietoj taip, aš manau, kad reikėtų labiau individualizuoti. Kiekvienas atvejis mes taip labai sudėlioti į aiškias lentynėlės, kad susidėlioti algoritmą taip arba kitaip, mums bus sunku. Geriau yra individualizuoti, tada geresni, manau, kad ir rezultatai. Nes iš tikrųjų, kol daro dializės, kaip ir ligonis tuo metu, kaip ir yra apsaugotas, nes yra heparinas, po to tarp dializių vėl, čia tikrai yra sudėtingas atvejis, todėl ir tų gairių nėra tokių labai aiškių. Ir tie rezultatai, todėl ir tas, kad nėra tų tokių kažkokių ypatingų proveržių, būtent tiem sunkiem ligoniams su pažengusiu inkstų funkcijos nepakankamumu. Ir nėra tokio labai aiškaus. Viskas išsilygina, išsiblurina ir tie rezultatai tokie. Taip, aš irgi visiškai pritariu Tomui. Ir ko gero ta padėtis dar bus kurį laiką, nes vyksta tyrimai su dializuojamais pacientais, TGAK-ai lyginami su varfarino, bet labai didelė kritika tiem bevykstantiem planuojamiem tyrimam yra ta, kad nėra trečios šakos, be antikoaguliacijos. Reiškia, yra viena šaka dializuojamų pacientų, kurie gauna vitamino K antagonistus, kita TGAK-us. Ir viskas. Valkyrijoje dar buvo trečia šaka, kur gavo vitaminą K2 papildomai, bet nėra trečios šakos, kad jie būtų tiesiog be antikoaguliacijos, kas nedidina kraujavimo rizikos. Ir nėra labai tvirtų duomenų net tuose tyrimuose, kurie jau pasibaigė ar vyksta, tai Aksadija tyrimas su apiksabanu dializuojamiem pacientam. Dar buvo toks Renal AF, bet jis buvo nutrauktas anksčiau laiko, nes nesurinko tyrimųjų. Bet labai tvirtų duomenų, kad labai apsaugotų nuo insultų TGAK-ai dializuojam pacientam nenustatyta. Vis tiek vyko tiem pacientam insultai. Ir plus dar buvo didesnė kraujavimo rizika, skiriant antikoaguliantus. Taip kad labai svarstytina tikrai, jeigu yra didelė kraujavimo rizika, be antikoaguliacijos arba kitais būdais, kai yra prieširdžio ausytės uždarimas, arba ateityje galbūt kalbėsim apie 11 faktoriaus inhibitorius, kurie yra saugesni, efektyvūs, bet mažiau sukelia kraujavimo. Taip, kad dar tie klausimai ilgai bus gvildenami ir gerbiamas Andrėjau, tikrai dar galėsim susitikti ir ateityje aptarti, kokių yra duomenų, bet čia dar, manau, ilgus metus vyks diskusija. Jo, ir kaip tik aš noriu dar papildyti, visai neseniai išėjo straipsnis Nephrology Dialysis Transplantation žurnale, kur vertino vitamino K ir GAK-ų poveikį kraujavimui ir tromboembolijų įvykiui. Tai tyrimųjų kaip ir skaičius įspūdingas, beveik 9000, bet, pavyzdžiui, GAK-us gavo tik 200 žmonių ir jie lygino su vitamino K. Ir rado, kad kraujavimo rizika kaip ir
statistiškai reikšmingai nesumažėja, nes, statistiškai reikšmingai nesumažėja, bet turi tendenciją mažesnė kraujavimo su GAKų populiacijų žmonės, o trombembolijų rizika sumažėja. Bet vėlgi, jeigu pažiūrėti populiacijos skaičius 54 prieš 2000, tai skirtumas yra didelis. Ir dar kol kas tikrai, kaip jūs ir minėjote, mes negalim padaryti tų tvirtų išvadų, kad tikrai ten GAKai yra geresni, pranašesni už vitaminą K. O grįžtant prie vitamino K, kadangi vis tiek yra kur pacientai turi gauti tuos vaistus ir dializės metu, su kokiais iššūkiais susiduria gydytojas kardiologas, kai išrašo tokiam pacientui paskyrimą ir paskui kaip su tuo valdo gydytojas nefrologas, kaip to valdo. Nes aš pats, pavyzdžiui, iš savo praktikos turiu irgi, kuomet mes turim pacientą dializuojamą, atrodo vartoja tą pačią dozę, varfarino 3 mg vieną kartą dienoj, pasidarai krešumus, jie virš terapinių ribų. Kaip mums su tuo kariauti, ar kaip mums tą kontroliuoti? Tai tada, Tomai, prašyčiau gal iš jūsų dar komentarą. Tai, bet ta ir yra mintis apie tiesioginius geriamuosius antikoaguliantus, kad nereikia mums ieškoti to terapinio intervalo, o tie, kurie naudoja vitamino K antagonistą, taip, valstybės yra patvirtinta 12 tyrimų per metus, kad turi būti daroma ir sakoma, kad reikia tirti 1 kartą per mėnesį, bet čia ir prasideda problema, nes ligoniai yra tikrai labai sudėtingi, vis tiek dializės pakaitinė inkstų terapija, jinai sukelia tam tikrus pokyčius ir tas varfarino veikimas, jisai yra labai nevienodas. Nes, kaip žinia, vitamino K antagonistai, jie reaguoja į daug labai faktorių, į kepenų būklę, į gretutinės vaistus naudojamus. Todėl tas tarptautinis normalizuotas santykis, jisai gali kisti per mėnesį laiko labai stipriai. Ir galbūt, čia toksai mano yra irgi off-label pasiūlymas, kad galbūt, pavyzdžiui, tokiem ligoniam reikėtų galbūt paskaičiuoti naudos ir kaštų tenai santykį, bet galbūt tokiem ligoniam tiktų tie, kur yra namų sąlygomis atliekami INR tie tyrimai, nes tada galėtumėm gal dažniau keisti tą vaisto dozę pačio, nes dabar 1 kartą per mėnesį, tai tas žmogus, kuriam ypatingai atliekamas dializės, jisai per tą mėnesį tiek daug praeina bangavimų visokių, dėl jo skysčių, vis tiek ureminiai rodikliai, dar spaudimai visokie. Tai aš manau, kad to tikrai neužtenka. Ir tas žmogus yra galimai yra labai mažą laiko tarpą, kai jis yra terapinėme intervale. Tai kuris yra tarp 2 ir 3. Tai manau, čia yra didžiausias iššūkis. Taip, tai tiesiog kraujavimo rizikos išlieka, o naudos apsaugant nuo išeminio insulto gali ir nebūti, nes tiesiog nepasieki per mažai laiko terapinėme intervale, o dializuojamiems tikrai sunku jį palaikyti, nes varfarinas yra labai jungiasi į kraują su albuminu ir o dializuojamam albumino koncentracija irgi gali svyruoti, gali mažėti dėl gretutinių ligų, dėl prisidėjusių infekcijų, dėl blogos mitybos, tas vadinamas malnutricijos uždegimo sindromas ir visa tai lemia tos svyravimus ir labai sunku dozuoti. Be to turim kalbėti ir apie varfarino poveikį ir tai, kad jis užslopina vitaminą K, o vitaminas K yra būtinas kofermentas baltymų esančių kraujagyslės sienelėse, tokių kaip matrix GLA baltymas, kurie yra kalcifikacijos inhibitoriai. Tai kraujagyslių kalcifikacija ir mes tikrai esame turėję mažiausiai 2 ir 3 pacientės su kalcifilaksija, kur išeitis buvo letalinė, tai yra odos smulkiųjų kraujagyslių pažeidimai su baisiomis nekrozėmis, po to antrinėmis infekcijomis ir letalinėmis išeitimis. Taip pat esame
turėję pacientų hemodializuojamų deja su varfarinu, kurie mirė dėl masyvios hemoragijos į smegenis. Taip, kad nors Gdygo sako, kad dializuojamam pacientams su prieširdžių virpėjimu varfarino skirimas svarstytinas, bet praktiškai labai sudėtingas ir keliantis daug pavojų. Dar nepaminėjau, kad ir prieš dializiniam, bet taip pat ir dializuojamam pacientam, kurie dar turi liekamą inkstų veiklą, gali pabloginti tą liekamą inkstų veiklą, nes gali prikraujuoti į likusią inkstų parenchimą, tą varfarino nefropatiją vadinamą gali išsivystyti. Tai gali net ir sveikam žmogui būti ūminis inkstų pažeidimas, o jeigu jau yra lėtinė inkstų liga, tai gali pabloginti inkstų veiklą. Taip kad, tas senas vaistas svarstytinas, bet labai jo skirimas problematiškas šiai pacientų populiacijai. Tikrai taip. Ir mes irgi, klinikose irgi susidurėm, Kauno klinikose susidurėm su tokiais pacientais, kada priimam sprendimą galbūt juos palikti, ypač senus, trapius, kur Tomas minėjo ir jūs, profesoriau, tokius palikti be antikoaguliantų, jeigu nėra prieširdžių šitų vožtuvų problemų. Nes aš manau, jeigu yra vožtuvų problemos, tai tokie pacientai turėtų gauti, jeigu nesandarumai yra dideli, turėtų gauti galbūt tos antikoaguliantus, bet jeigu vožtuvų problema širdies echoskopijai nėra pakitimų, tai mes linkę palikti be nieko, nes vadovaujamės tą pačią logiką, kad jie gauna per dializę antikoaguliacinį gydymą ir to turėtų pakakti, nes dializės sesija vyksta 3 kartus savaitėje, tai reiškia vieną dieną jie yra be tų antikoaguliantų. Taip, bet vis tiek. Gal dar norėčiau paminėti, yra toksai, būtent čia dėl siekimo, tarkim, to INR, jeigu vis dėlto reikia naudoti varfariną, tai tada tas dažnesnis siekimas leistų užtikrinti, kad tas tarptautinis normalizuotas santykis tai būtų ne tarp 2-3, bet tarkim mes jį galime palaikyti tarp 2-2,5, link mažesnės tos ribos. Bet vėlgi, vieną kartą per mėnesį tyriant, aš manau, kad tai yra neįmanoma. Tikrai taip, aš manau, kad Marius irgi pritars. Tai yra labai sudėtingas iššūkis nefrologui. Vienintelė gal, kad privalumas, kad jeigu nusprendžiam, kad reikia skirti ir pacientas yra laukiantis inkstų transplantacijos, tai mes turim tą varfarino veikimo vadina angliškai reversal protocol, kur galima transplantuoti ir urgentiškai, kai laukia kadaveriniai mirusio žmogaus inksto, galima transplantuoti skubos tvarka, ko negalima, deja, jeigu paskiriame GAKus, tai tą irgi turim atsižvelgti, ar pacientas yra recipientas ar ne, bet gal dar geriau išvis neskirti antikoaguliantų, juk jų gauna per dializę. Tikrai taip, problema, mes čia irgi diskutavom dėl vieno ligonio, skirti GAKus ar varfariną K, ir kai pasigilinom su toksikologais, kad mes to neturim antidotą, sakykime, apiksabanui šiuo metu Lietuvoje, ir jeigu tai yra vis tiek ekstrinė operacija, tai negalim laukti daugiau nei 24 valandas dėl šaltos išemijos, to inksto transplantato, tai negalim nieko ir padaryti tam pacientui, jeigu jis vartoja. Realiai jisai transplantacijos tą dieną negaus. Jo, bet vis tiek būna situacijų, kuomet reikia paskirti tuos vaistus. Ir European Medicine Agency GAKų skirimas laikomas off-label pakaitinę inkstų terapiją gaunantiems pacientams. Tuo tarpu Amerikos Food and Drug Administration patvirtino apiksabano skirimą pilna doze, iki 5 mg 2 kartus dienoje, tokiems ligoniams, kurie neturi antros rizikos veiksnių, tokių kaip amžius virš 80 arba mažas kūno svoris. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Kodėl šitos dvi asociacijos išsiskiria nuomonėse? Kodėl amerikiečiai yra drąsesni, o europiečiai tokie konservatyvesni? Bendra diskusija. Aš tai nežinau. Intervencijoje, tai dažnu atveju mes europiečiai einame į priekį
o Amerika mus pasiveja, nes FDA visą laiką yra konservatyvesnė. Aš čia gal istoriškai nelabai žinau, kaip keitėsi per metus, bet vis tiek mes gyvename Europoje, mums reikėtų vadovautis savo agentūrą. Manau, kad tai teisiškai vienas dalykas yra geriau. Ir sakau, aš nežinau istoriškai, kaip tai kito, nes, sakau, intervencijoje tai, kas Europoje įvyko, tai dažniausiai Amerikoje įvyksta ten visos teisiniai sutvarkymai per FDA įvyksta po kelių metų, netgi ten po kokio 10-mečio, nes dabar turime ten priemonės, kurias mes naudojame intervencijoje Europoje jau turbūt 15 metų. Amerikiečiai pasidžiaugia, kad šiais metais valio ir pas juos pagaliau FDA patvirtino. Tai gali būti, kad pas amerikiečius truputėlį atsilieka, bet čia nežinau, sakau, to istorinio momento. Taip, tikrai labai įdomu, kad maisto ir vaistų agentūra Jungtinėse valstijose patvirtino dializuojamiems tą pilną dozę 5 mg 2 kartus per dieną, matyt, turint galvoje, kad hemodializės metu kažkiek galbūt pasišalina, bet daugiau dabigatranas juk šalinasi dializės metu. Tai sunku pasakyti, remtasi buvo farmakokinetinė studija labai nedideliam hemodializuojamų pacientų skaičiui, kuri parodė būtent ta dozė yra. Bet man atrodo, maisto ir vaistų agentūra uždėjo dar įspėjimą, kad ta dozė yra tik tiem pacientam, kurie nėra labai vyresnio amžiaus ir mažos kūno svorio. Tai dar į tai apiksabanui turime atsižvelgti. Ir patvirtino rivaroksabano, man atrodo, 10 mg dozę sumažinta. Taip, kad, iš tikrųjų, čia yra baisi painiava ir nefrologams ir kardiologams susigaudyti, jeigu jau nusprendėm off-label skirti, labai ta praktika varijuoja. Vieni skiria hemodializuojamam 5 mg apiksabaną 2 kart dienoj, kiti skiria 2,5 mg 2 kart dienoj. Dar girdėjau, kad kiti skiria 2,5 mg 1 kart dienoj. Rivaroksabano skiria 20 mg arba daugiau 10 gal mg 1 kart dienoj. Ir yra tokia didžiulė painiava, o tas Tomas turbūt patvirtins, kad ir kardiologai ir visi šneka, kad netinkamas dozavimas kakų yra labai žalingas. Ir čia yra didžiulis pavojus, nes arba skiri ir yra kraujavimo pavojus, bet netrūksta efektyvumo, neapsaugo nuo išeminio insulto, arba per didelę dozę ir dar didėja kraujavimo rizika. Taip kad tai, irgi turim turbūt individualizuotai kartu su pacientu ir apiformint konsiliumo būdu, jeigu paskiriam dializuojamam Europoje gyvenančiam pacientui, praktikuodami Europoje paskiriame GACA. Nes gairės irgi kalba apie tą tokį tyrimus, kurie patvirtino mažos imties tyrimus, kurie patvirtina, kad galbūt nieko blogo, bet apiksabanui 2,5 kartus ir rivaroksabanui 10 mg. Kitas dalykas, jeigu kalbame, būtent, kad jeigu pacientai turi būti nevyresnio amžiaus ir didesnio svorio, vėlgi, jeigu svoris yra labai didelis, aš nežinau, ar dializuojamų tokių yra, nes man tai atrodo tokie visi daugiau sudžiūvę tie pacientai, bet jeigu, tarkim, yra labai didelis svoris, taip ir tada tie patys visi tiesioginio geriamieji antikoaguliantai, jų tada irgi ta koncentracija gali skirtis, nes visi yra daugmaž patvirtinti iki ten maždaug 120 kg arba kūno masės indeksas iki 40 ir jau sunkesni pacientai, jiem jau reikėtų tirti jau tada pačią koncentraciją vaisto. Tai galbūt, jeigu vis dėlto turime tą off-label tokį naudojimą, tai galima dar pasinaudoti šituo koziriu, kad ištirti jų koncentraciją. Kakų. Labai svarbus pastebėjimas, tikrai.
Jo, o tai gal tada šitoje situacijoje, kuomet mes nežinom, kokia ta dozė, ne, jau čia pradedam samprotauti, ekspresionizuoti, gal mums čia padės klinikinis farmakologas, kokia jo svarba turėtų būti šitoj kardiologo, nefrologo draugijoje. Ar jisai pritartų tam off-label skirimui, ar padėtų mums koreguoti dozes. Ir galbūt su vitaminu K jis irgi mums parekomenduotų kažkokį terapinį stebėjimą, langą. Kaip jums atrodo? Aš manau, kad konsiliumo priėmimo sprendimo, kuo daugiau yra galvų, tuo yra geriau, nes vėlgi mūsų darbas, mes kartais tikrai atsitinka tokios situacijos, kad susižiūrime tik tai iš savo varpinės ir pamirštame kažkokius tai kitus labai svarbius aspektus, ar tai yra polifarmacija turime, ar kažkokias gretutinės ligas. Ir kartais tai galėtų būti tas žmogus, kuris visus susodina ir sako, palaukit. Nu, dedam tada, išsitraukiam svarstyklės ir tada dedame visus už ir prieš. Ir tada žiūrime, į kurią pusę tos svarstyklės labiau linksta. Aš manau, kad tokios specialybės atsiradimas klinikiniam darbe, kaip ir pavyzdžiui mikrobiologas irgi klinikinis, jisai irgi atlieka labai svarbią funkciją, nes mes kaip ir visi liktai žinome, kokį antibiotiką paskirti, ten pasėlį gavome, bet vis tiek to mikrobiologo žodis kartais jisai būna svarbus. Ir šitoj vietoje aš esu už tai, kad tokia atsirastų specialybė. Aš irgi pritariu, labai priklauso nuo ligoninės tradicijų ir praktikos, dar pas mus dabar klinikiniai farmakologai daugiau kaip klinikiniai mikrobiologai, tarimės kokius antibiotikus skirt pagavus bakteriologinio tyrimo rezultatus, kaip Tomas sakė. Bet be abejonės į konsiliumą pakviest labai naudinga klinikinį farmakologą, nes dializuojami pacientai jų gauna polifarmaciją, iki 12 atrodo vaistų vidutiniškai gauna, tai galimos įvairios vaistų sąveikos ir į tai irgi farmakologas gali atsižvelgti ir jo vaidmuo neabejotinas. Tikrai taip, aš irgi pritariu, mes Kauno klinikose turim klinikinės farmakologijos specialybę ir tikrai sudėtingais klausimais klinikiniais, ypač poliinformaciniais klausimais, tais pačiais antibakteriniais, kada atrodo nejautrus sukėlėjas tam antibiotikui, bet sako, pakelkit koncentraciją ir jis tampa jautrus. Padeda tokius dalykus išvelgti, kurių tu net gyvenime net nepagalvotum. Tai aš irgi pritariu, kad klinikinis farmakologas šitoj šakoje yra svarbus ir jo vaidmuo yra tikrai turi būti naudingas. Tačiau tikrai mes išgirdom daug ir prieš, ir už, ir vitamino K kalcifilaksija gali sukelti kraujavimo didelę riziką, ir terapinio lango palaikymas, GAKų neaiškios dozuotės ir šiaip skiriamas off-label kartais konsiliumo būdu, tai gal tada yra saugu iš vis neskirti jokį gydymą. Koks tai turėtų būti paciento fenotipas, kad būtų aišku, ateini ir sakai, šitam nereikia. Jam yra priešjudėjimas, bet jam nereikia tikrai, nes jam bus tam didesnė rizika to ano. Kaip jums atrodo, koks tas pacientas, kurį būtų saugu palikti be antikoaguliantų? Kaip jis turėtų atrodyti? Nežinau, profesoriau, gal norit tarti žodį? Tai gal, aišku, tų duomenų tokių tvirtų nėra, bet tas gal dializės balas padeda, jeigu mažiau 2, tai yra pacientas, kuriam nebuvo nei praeinančio išemijos priepuolių, nei išeminio insulto anamnezė. Jeigu neserga cukriniu diabetu, jeigu amžius dar ne virš 75 metų, taip pat jeigu buvo kraujavimų iš virškinimo trakto, dažnai jie turi, tai tokiem svarstyti ir tas balas yra mažiau 2, kad galima tas fenotipas, vėlgi tam tarpe gali būti labai įvairių pacientų, bet jie svarstytini, kad ir galima ir be antikoaguliacijos juos palikti. Vis tiek jie nėra visiškai be antikoaguliacijos, nes dializės procedūros metu gauna
mažos molekulinės masės heparinus. Ja, aš irgi manau, kad tai du turėtų arba labai didelė kraujavimo rizika, arba labai maža trombembolijų rizika. Turėtų būti šitokie pacientai. Ir vėlgi, tas pats išeminis insultas, kiek jo įvyksta dėl pačio prieširdžių virpėjimo, o kiek jo įvyksta dėl, tarkim, aterosklerozės progresavimo ir plokštelių miego arterijose. Čia mes dar irgi, nes mes pasakom, kad yra išeminis insultas ir taškas, bet o kur šaltinis? Tai gal mes, tarkim, tuos pacientus mes galime gal gauti visai irgi neblogus rezultatus, tarkim, paskirdami statinus ir stabilizuodami plokšteles, ir taip mes sumažinsime išeminio insulto riziką. Tai todėl, jo, aš sakyčiau, kad mažos insulto rizikos, būtent gal be cukraligės, jaunesnio amžiaus, nu, tarkim, vienas koks rizikos veiksnys, tada taip. Arba jau tie, kurie tikrai turi pakartotinai kraujavimo rizikas. Turim, kad ten ir virškinamą traktą labai dažnai ten tas parasojimas, kraujavimo šaltinio nėra, bet matai, kaip vis mažėja, dingsta hemoglobinas, kažkur tai yra vis tiek nedideliais kiekiais, bet jisai pakraujuoja, arba jau ten buvo kažkokia skaudesnė kraujavimo anamnezėje atvejis kažkoks, tai tada taip, jiem manau, kad galima būtų galbūt palikti visai be. Arba kitas dalykas tada šitiem pacientam, jeigu mes negalime skirti, o norim skirti, tada taip, pat viena iš alternatyvų yra kairio prieširdžio ausytės uždarimas, kaip mažinti trombembolinių komplikacijų riziką. Jo, kaip tik ir norėjom iš karto perėjo Tomai į šitą prieširdžio ausytės uždarimą. Tai ganėtinai jauna procedūra, kaip suprantu, neseniai pradėta atlikinėti, bent ir Kauno klinikose, žinau, jau yra pora atvejų, kaip pas jūs Tomai Panevėžyje, ar pas jūs Mariau Vilniuje, ar yra jau tokių pacientų? Procedūra šiaip yra jau senai yra sukurta, kairio prieširdžio ausytės uždarimas jau yra, turbūt, bijau pameluoti, bet apie 15 metų jau yra. Bet buvo problema tai, kad buvo nekompensuojamos tos procedūros ir jos yra labai brangios ir todėl nebuvo to progreso, nes važiuoti, žiūrėti, kaip reikia atlikti tą visą techninį darbą, tai aš su profesoriu Muniku turbūt prieš daugiau negu 10 metų mes esame vykę į Leipcigą, žiūrėję ir tenai jie jau darė pilnu tempu, tik tai viskas atsiremdavo į tai, kad tai yra dėl kompensacijos. Ir pas mus Lietuvoje kairio prieširdžio ausytės uždarimas kaip kompensuojama procedūra atsirado, bijau pameluoti, šių metų pradžioje ar praeitais metais, bet čia yra visiškai šviežiai. Atsirado galimybė kompensuoti ir tada jau tos lėšos, nes viena procedūra kainuoja kelis tūkstančius eurų. Tai nėra ne 100, ten kaina prasideda, man atrodo, nuo 6,000 eurų. Pats device'as, pats prietaisas tiek kainuoja. Bet iš kitos pusės, tai neturėtų būti kaip panacėja, kad visiems uždarykime ausytes ir visi bus sveiki, nieks nesirgs insulto. Šiaip bendrai nedializuojame pacientam, tai tas pirmasis toksai labiausiai patvirtintas Watchman, tai jisai turi įrodymus, kad jis apsaugo nuo insulto neblogiau negu varfarinas. Tai jeigu mes sakome, kad TGAKai veikia geriau negu varfarinas, tai tada ir Watchmanas, ta ausytės uždariklis, jisai gaunasi, kad yra prastesnis negu TGAKai. Bet vėlgi, tai populiacijai, kai mes negalime skirti antikoaguliantų, o norim apsaugoti, bet tada čia šitoj vietoj, manau, ir yra to kairio prieširdžio ausytės uždarimo procedūra išeina į tokias į lyderius, į pasirinkimo, tikrai svarstytiną pasirinkimo galimybės.
Taip, tai o dializuojamiem pacientam dar vyksta perspektyviniai tyrimai, parodysiantis ateityje prieširdžių ausytės uždarymo saugumą ir efektyvumą. Tačiau, aišku, tai šiais metais ir Santaros klinikose vyko proveržis, turim dedikuotą intervencinį kardiologą Vilhelmas Bajoras, tų procedūrų yra jau atlikęs ir turim, reiškia, visą sistemą, kam paskambinti, užregistruoti ir dializuojamą pacientą nukreipti. Ir manau, kad tai tikrai pasirinkimo metodas tiems pacientams, kuriems svarstytina antikoaguliacija, bet yra pavojinga. Ir tai ne tik dializuojami pacientai, tai aišku hematologiniai pacientai, neurologų pacientai, po kraujavimo, po hemoraginių insultų ir visi kiti trapūs pacientai. Tik tai, aišku, reikia dar ir įrodymų, kad kaip ir visos procedūros inkstų lygomis sergantiems yra komplikuotesnės, tai reiktų dar daugiau turbūt, kad praktikos ir duomenų, kaip pavyksta, ar ten neįvyksta trombozių ar kažkokių kitų komplikacijų. Bet kol kas tiek, kiek atlikom, tokių signalų nesigirdėjo, kad kažkas vyktų blogai. Ja, bet šiaip procedūra, jinai turinti tikrai realias komplikacijas ir tikrai tai nėra tokia visiškai paprasta procedūra, kad atėjai ir padarei. Ir dėl Panevėžio, kaip klausėte, Andrėjau, tai šiaip ir yra studijose, kad komplikacijų kiekis mažos apimties centruose, kurie daro mažai, tarkim, prieširdžių ausytės uždarymo procedūrų, yra vos net dvigubai didesnis negu tose centruose, kur yra daugiau implantuojama. Tai aš manau, kad leiskime įsibėgėti, galbūt iš tikrųjų universitetinės ligoninės yra tos, kurios galėtų tą procedūrą įvaldyti, o po to ateityje ypač laukiam ir naujų prietaisų, kurie tie pradiniai duomenys rodo, kad jie turėtų būti geresni negu senesnės kartos, negu tas, tarkim, Watchmanas. Tai su tuo, jeigu įvyktų, tarkim, ateityje proveržis, tai manau žinoma, kad jeigu nesusitvarkys universitetinės ligoninės ir bus saugu, tai tada bus galima ir tose ligoninėse, kurie neturi kardiochirurginio užnugario, atlikinėti, nes lygiai tas pats yra su visom kol kas struktūriniam širdies ligom, intervencinių gydymų, kur nėra kardiochirurginio užnugario, jos yra neatliekamos. Aišku, ačiū labai už komentarus. Tai suprantu, kad kairės ausytės uždarymas nėra visiems tinkamas pasirinkimo metodas, tačiau gal tai yra svarstytini pacientai, kurie laukia transplantacijos. Tarkim, jauni žmonės laukia transplantacijos, vitamino K jiems nepavyksta pasiekti terapinio lango ir išlaikyti jame. GAK yra off-label, tai gal šitie yra ligoniai kandidatai į kairės ausytės uždarimą. Kaip jūs galvojate? Aš manau, kad taip gali būti ir vėlgi, tai yra tie visokie ligoniai, dar reikėtų nepamiršti, kad ne tik tai yra intervenciniu būdu, bet galima ir chirurginiu būdu uždaryti ausytę. Ir netgi vien tik tai operacija dėl ausytės uždarimo irgi yra kaip išimtinais atvejais svarstytinas variantas, nes yra galima epikardiškai uždėti klipsą per nedidelį pjūvį ir tada tokiam ligoniam. Tai taip, tai aš manau, kad yra variantas, kai ligoniam yra kontraindikuotini dėl įvairių priežasčių. Tai gali būti ir laukiantis transplantacijos, gali būti, tai tiem ligoniam galėtume svarstyti kairio prieširdžių ausytės uždarimą. Taip, bet aišku, turbūt gal Tomas čia tiksliau žinos, jeigu pacientas laukia inkstų transplantacijos, tai turbūt po ausytės uždarimo prietaiso implantavimo dar turim atsižvelgti, kad pusmetį ir ilgiau vartos tą dvigubą antiagregacinį gydymą, kas, bent mūsų urologai neima tokių pacientų su klopidogreliu ir aspirinu kombinacijai.
laukia, kol klopidogrelis bus nutrauktas. Tai nežinau, turbūt dar ta antikoagulacija po prietaiso implantavimo tos schemos vystosi, bet šiaip pirmas 6 savaitės rekomenduojamas varfarinas ir maža aspirino dozė, po to pusmetį didesnė aspirino dozė ir klopidogrelis, ir po to visą gyvenimą aspirinas didesnė dozė. Tai irgi tai turim atsižvelgti, kad turbūt jie nelieka visai be antikoagulacijos, be antigregantų ir be antikoaguliantų pirmas 6 savaitės visiškai nelieka. Ir irgi tai reikia atsižvelgti. Žinoma, bet tai yra čia visur. Mes tie kardiologai jum gadiname tas transplantacijos eiles, nes tai ar mes įdėsime stentą į koronarą, vėl bus lygiai tas pats. Bet toks yra gyvenimas. Tai čia vis tiek, jeigu ligoniai jie laukia, jie vienas dalykas gali kažkiek tai laukti, pakaitinė inkstų terapija jam taikoma yra, tai toks tas ir žiūrint į ateitį paciento, aš vis dėlto manau, kad būtų tikslinga paskirti, nes, tarkim, jisai pralaukia tas kelias savaitės ir po to, kai lieka tik tai su aspirinu, tai jisai lieka tik tai su aspirinu. Bet aišku, su kairio priežio ausytės uždarimo yra ten situacija, tai kad viską galima nuimti, jeigu procedūra pavyksta. Jeigu neužsidaro pilnai ausytė, tai viskas nusinulina. Visos pastangos jos nuėjo per niek. Tai va šitoj vietoje, tarkim, aš galvočiau apie chirurginį. Šitoj vietoje manau, kad turbūt ten būtų tikslingesnis chirurgiškai uždaryti. Arba jeigu, tarkim, operuoja tokius ligonius, tarkim, šuntavimo operaciją, vožtuvo operaciją, tai jiem tada iš tikrųjų iš karto perišti vos neprofilaktiškai galima būtų tą ausytę ir tada jau mes problemą jau pamažintumėm. Reikia organizuoti tyrimą, labai įdomi mintis. Jo, tikrai labai įdomi. Mes kažką ir naujo irgi išauginome iš tos diskusijos. Tai ačiū Jums labai ir tikriausiai, kad mes jau ir išdiskutavom ganėtinai stipriai šitą temą ir norėtume dabar sudėlioti tos taškus ant į tiesiog, kad mūsų pacientai, dializuojami pacientai, jie turi jos paveikia įvairūs faktoriai, tiek dializė, tiek mažos masės molekuliniai heparinai, tiek geležis, tiek jų mityba nepakankama, tiek poliformacija. Ir jeigu jiems dar ištinka priešinį virpėjimą, tai varfarino, vitamino K antagonistų skirimas apsunkina jiems gyvenimą, tiek su kraujo paėmimais dažnais, tiek didesnė rizika, kad gali užkraujuoti nepasiekiant virš terapinio lango antikoaguliacija, arba gali įvykti tromboembolinė rizika, kažkoks įvykis, jeigu nepasiekiant tos terapinės antikoaguliacijos. Šiuo metu GAKų skyrimas Europoje, jis yra off-label ir tik tai turėtų būti individualiai atsižvelgta į tai su multidisciplininio konsiliumo pritarimu šitie paskyrimai. Ir kaip Jūs minėjote, kad turėtume individualiai žiūrėti į tuos pacientus, jeigu mes turim mažą kraujavimo riziką, bet didelę tromboembolijos riziką, turėtume skirti vitaminus K, jeigu turim mažą kraujavimo riziką, mažą tromboembolijų riziką, galbūt tokį pacientą saugu palikti be nieko, o jeigu turime, kad reikia skirti ir pacientas galbūt laukia transplantacijos arba yra kažkokios ateities operacijos širdžiai, turim svarstyti to kairios ausytės uždarimo operacijas, ar tai intervenciniu būdu, ar tai chirurginio atvirų būdu. Tai manau, kad gal Jūs dar kažką galėtumėt papildyti į galutinės išvadas? Aš tai labai džiaugiuosi, kad apskritai toksai atsirado toks formatas. Aš manau, kad labai sveikintina iniciatyva yra, kad jaunieji nefrologai taip domisi ir rūpinasi. Čia manau, kad vis tiek vienas dalykas yra mūsų asmeninis tobulėjimas, kitas dalykas yra, tai rodo, kad mes labai norim rūpinti savo pacientai. Ir man labai gražu žiūrėti, kai tie pacientai, ypatingai kurie yra dializuojami, tai jie vos nepatampa
jūsų nefrologų šeimos nariais. Vos ne, jie ateina tokie kaip į antrus namus. Tai aš labai džiaugiuosi už šitą iniciatyvą. Ačiū labai, kad pakvietėt. Ir tikiuosi kažką daviau tokio, kad kažkas liko jūsų širdyje ir galvoje. Aš irgi labai sveikinu. Jaunieji nefrologai tikrai rodo, dega norų daugiau sužinoti ir gilinasi į tokias labai daug klausimų keliančias problemas ir viena yra iš jų antikoaguliacija dializuojamiems pacientams. Man pačiam buvo labai malonu pabendrauti ir su Tomu ir išklausyti Andrėjaus klausimų. Pats daug ką sužinojau, kažką pavyko permastyti ir manau, kad visiems bus naudinga. Tai labai ačiū. Ačiū Jums labai už dalyvavimą. Dar kartą dėkoju profesoriui Mariau, kad dalyvavot. Taip pat daktarė Tomai, kad sutikote bendrauti su mumis. Aš tikiuosi, kad tai yra ne paskutinis mūsų susitikimas. Tikriausiai, kai atsiras daugiau duomenų, mes gal dar kartelį galėsim susitikti ir peržiūrėti visą šitą informaciją kitom akim. O šiai dienai tiek. Ačiū Jums labai ir Jums visiems gražios dienos.